O dabar kviečiu mūsų diskusijos dalyvius užimti savo vietas, o Paulius Stoni perimti iš manęs mikrofoną ir padėti mums paklausyti ir paklausinėti mūsų svečių. Tai kviečiu Vidmantą Janulevičių, jisai dabar televizijoje kažkokiai laidoje, tai toj pakviesim iš tos laidos, kad ateitų čia. Taip pat Jekaterina Rojaka, dėkoju, Giedrė Padaigienė, Ivilė Čipkutė ir Audrius Rutkauskas. Kviečiu užimti ir Pauliau, perduodu tau. Ačiū labai. Labą rytą, labai malonu matyti tiek daug susirinkusių čia žmonių. Tikrai išklausėme puikų pranešimą. Labai tikiuosi, kad netrukus ir Vidmantas prie mūsų prisijungs iš televizijos laidos. Tai iš tikrųjų pranešimas užduoda toną visai mūsų diskusijai. Labai man patiko pačioje pradžioje tie ratai du - aplinkosauga ir finansai, kurie susisieja. Ir iš tikrųjų, kalbėdami apie tvarumą kaip būtiną verslo finansavimo sąlygą, mes šiandien aptarsime, nuo ko tai prasideda ir kokios praktikos yra jau Europoje ir kokias praktikas mes turime ir turėsime artimiausiu metu Lietuvoje. Tvarumas ir finansai yra susiję. Tai jeigu mes prieš 2 metus pradėjome labai garsiai kalbėti apie klimato kaitą, apie klimato pokyčius, apie plastiko, atliekų mažinimą ir panašius dalykus, visą tai labai gerai, tai sukūrė tiesiog kontekstą. Šiandien, manau, ir drįstu teigti, tai mano asmeninė nuomonė, galite nesutikti ir ginčytis, šiandien manau, kad to yra nebegana. Norisi leistis į praktinius dalykus, į tai, kas yra susiję tiek su reguliavimu, tiek su finansais ir mes matysime, kaip tai yra susiję. Esate girdėję apie naują direktyvą ES, esate girdėję apie tos vadinamosios ESRS europinius standartus. Ir vienas iš jų kūrėjų, sau leisiu jį pacituoti, yra pasakęs, kad mūsų tikslas, išleidžiant šitos standartus, yra įmonių tvarumo informaciją padaryti tiek pat tikslę ir beveik tiek pat patikrinama, kiek tai galima padaryti su įmonių skelbiama finansinė informacija. Todėl šiandien apie tai ir pakalbėsime. Aš pirmąjį klausimą norėčiau Ivilį užduoti Lietuvos bankų asociacijai. Sveiki, Vidmantai, malonu. Sveiki. Girdėjome ir šiek tiek šiame pranešime pagrindinio pranešėjo. Įmonės, bankai pradeda domėtis ne tik tai įmonių finansinė sveikata, ne tik tai kreditingumu, ar ne, bet ir pradeda vis labiau domėtis tvarumo praktikomis, aplinkosauga, darbdavystės praktikomis, santykiai su darbuotojais. Kasgi pasikeitė, kad tai pradėjo vykti? Kokios yra pagrindinės to priežastys? Taip, tai čia švelniai pasakyta, domėtis pradėjo. Taip pasikeitė turbūt, visi žinom, kas tai visų pirma nusprendė pasaulis kažką daryti su CO2 emisijomis ir įsipareigojo kažką pradėti daryti 2015 metais, kai buvo Paryžiaus susitarimas pasirašytas, tai tada buvo tokia pasaulinė deklaracija. Ir jinai dabar pradėjo byrėti į teisės aktus ir taip byrėti, kad tos žirnius renkam ir kaip čia teisingai buvo pranešėjo prieš tai pasakyta, kad jeigu kažkas sako, kad supranta, kas yra ESG, tai čia yra netiesa. Tai va, esam čia tame etape, kur bandom išnarplioti, atpainioti, ką tai reiškia, savo išsiversti į žmonių kalbą ir po to išversti kitiems žmonėms, ypač verslui, kad jiem reiktų kuo mažiau sukti galvą, ką čia daryti, nes daryti reikia visiems. Tai va, dabar kaip Europa nusprendė tą Paryžiaus klimato susitarimą įgyveninti. Tai jie, žinoma, valstybė turės labai daug dalykų padaryti, infrastruktūrą visą atnaujinti ir taip toliau, bet nusprendė, kad bankų finansų bendrai sistema yra lengvas įrankis panaudoti pačiam verslui, privačiam verslui nužalinti ir tiesiog kaip čia nusprendė, finansų sistemą panaudoti kaip orkaitę. Tai prisukti dujas ir atsukti, reiškia, elektrą iš žalių energijos šaltinių. Ir kaip tą orkaitę sukioti, tai per teisės aktus liepti bankams kuo greičiau bėgti, žalinti savo portfelį ir jeigu jie to nepadarys, tai jiems bus kapitalo baudos.
Ir viskas, taip, kaip sakant, per lasdos ir meduolio principą. Tai bankai, taip sistema yra dėliojama ir sudėliota, kad jie labai norėtų konkuruoti, kuris čia žalesnis, kuris gražesnis tuo požiūriu ir jie tą darys. O ką jiems belieka daryti. Tai buvo čia geras pastebėjimas, kad ta problema dabar atitiktyje ir teisėje yra ir toks lūkestis prieš tai pranešėjas, kad čia tai praeis. Tikėkime, kad praeis, bet dabar esam būtent ten. Tai jeigu bankai galėtų tiesiog maloniai domėtis, tai tikrai šitą kelią rinktųsi, bet yra kitaip. Jie privalo tą daryti ir labai greitai. Ir kaip žinot, šalis nori kuo greičiau tą žalinimą pasiekti, tai yra nulį emisijų ir ypač skandinavų šalis, kurios mūsų finansų sistemai didelį įtaką turi, nusprendžia, kad aš nenoriu laukti iki 50 metų, aš jau noriu 35 metais, pavyzdžiui, būti visiškai su nuliu emisijų, pavyzdžiui, Suomija taip nusprendė. Tas reiškia ir pas mus ateis tos mados, tos noras, kad kuo greičiau verslas pažaliuotų. Tai ir esam čia, kur skubam išsiversti savo, skubam verslui išversti ir paaiškinti ir labai džiugu, kad ir teisinės bendrovės irgi supranta, būtent, kad reikia labai praktinių atsakymų. Mes irgi tą suprantam, kad reikia ką daryti, kaip pasakyti, kaip pakeisti tą verslą, kad, žodžiu, kuo greičiau ir kuo su mažiau skausmo galėtumėm pažaliuoti. Dėkui. Iš to, ką išgirdau, iš tikrųjų atrodo, kad klausimas Katarinai, iš finansavimo, verslo finansavimo perspektyvos žiūrint, taip susidaro toks įspūdis, kad jeigu tai bankai siekia, kaip sakant, žalintis ar ne, ir galbūt netgi susižinoti, kiek jie daro tą CO2 pėdsaką ir panašiai, tai gali būti, kad tie, kurie gauna, tarkime, paskolas kažkokias ar ne, ir teikia informaciją bankams, ar neiname mes link to, kad greitai turėsim ne tik kredito reitingą, bet ir tvarumo kredito reitingą, jeigu taip galima įsireikšti. Ir kaip yra su finansavimo galimybėmis. Nekalbu apie obligacijas ar kitokius finansinius instrumentus, elementarias verslo paskolas. Tai jeigu bankai nori sužalioti, tai neužilga žalios ir įmonės, bet žalios nuo pastangų, kadangi iš tiesų prieinamumas finansavimo bus tiesiogiai susijęs būtent su žalumo ir su reitingais. Ir mes kalbame, ir Drainiro prezentacijoje buvo daug aspektų, kurie jau šiandien yra įtraukiami į ataskaitas. Tai yra ir vieša informacija, tai yra ir teismų informacija. Yra visa daugybė informacijos, kuri yra įkalkuliuojama šiandien į finansinį reitingą ir tuo labiau bus ESG. Jau ir dabar yra ESG reitingų. Tik tai, kaip ir matėm, jo labai skiriasi ir nuomonės nesutampa, bet vėlgi duomenų yra labai daug, o prieinamumas finansavimo yra svarbus klausimas ypatingai Lietuvai, nes vėlgi šiai dienai prieinamumas yra mažesnis negu įmonėms norėtųsi ir negu reikalaujama tom pačiom įmonėm atsistoti ant kojų ir parodyti ir progresą ir žalumą. Bet vėlgi, kodėl tai viskas vyksta, galbūt platesniam kontekste, jeigu mes pažiūrėtumėm, nes iš principo poveikis klimato kaitos yra didžiulis ir jeigu mes pažiūrėtumėm per paskutinių 5-7 metų laikotarpio pokyčius draudimo rinkai, išmokos išauga susijusios būtent su gamtos stichijom, su gamtos išdaigais 5-7 kartus. Tik tai Baltijos regione, kas vėlgi anksčiau buvo teigiama, kad Baltijos regionas bent jau šiam kontekste yra labai saugus. Tai jau dabar ne. Prisiminkim rugpjūčio įvykius, rugpjūčio pradžia, rugpjūčio pabaiga, tai yra išmokos yra labai didelės. O antras aspektas tai yra tai, kad centriniai bankai susirūpinę klimato kaita ir ne veltui, kadangi infliacija labai kyla. Būtent dėl šių aspektų. Ir dabartiniais skaičiavimais infliacija vidutiniškai iki 35 metų galėtų padidėti maždaug būtent dėl klimato kaitos apie 1% punktą per metus. Tai yra daug. Globaliam kontekste tai yra labai daug. Ir čia yra, sakykime, mažesniais skaičiavimais nuo 1 iki 3%. Tai reiškia, kad turės poveikį ir socialiniai geroviai, ir finansavimo kaštams, ir žinoma tom pačiom įmonėm. Tai
Ar reitingai bus? Taip, jų bus ir jų bus tikriausiai, tikėtina, kad jų bus šiek tiek mažiau, kadangi šiuo metu yra labai daug skirtingų ir praktiškai neįmanoma galima išsirinkti vieną, kuris tau yra tinkamiausias, bet tai, kad šis kelias yra negrįžtamas, tai yra akivaizdu. Aš labai trumpą apklausą norėčiau atlikti prieš užduodamas kitą klausimą. Ar čia yra įmonių atstovų, kurie yra gavę iš bankų klausimynus, kuriuose prašoma pateikti įvairią informaciją apie CO2? Aha, taip. Matau, yra. Yra, ar ne? Ne čia. Puiku. Tai klausimas yra Audriui, kaip banko atstovui. Šitoje vietoje tie klausimynai, aišku, yra susijęs su reguliavimu, ar ne? Prašoma informacijos pateikti už tam tikrą retrospektyvinį laikotarpį, bet tai yra ne tik tai apie CO2 emisijas, bet tai yra ir apie kitus klausimus, turime ir darbdavystės praktikas, aplinkosaugos standartus kažkokius, ar ne, ISO standartus, santykius su bendruomenėm, darbų saugos klausimus ir panašiai. Ar galima teigti, kad šitie klausimynai, turint omeny dabartinį reguliavimo kontekstą ir koks jisai yra platus, ar jie ilgės, ar įmonių, kurias jie pasieks, skaičius irgi didės ir, galiausiai, ką bankas tais klausimynais daro? Tai sveiki visi, ką bankas daro su tais klausimynais. Tai aš truputėlį žengsiu žingsnį, gal paaiškinsiu, kam tie klausimynai yra reikalingi. Tai klausimynai yra reikalingi norint surinkti tam tikrus duomenis apie įmonės, kas yra akivaizdu. Dabar, kur tie duomenys yra naudojami? Duomenys yra naudojami turbūt tokiuose 3 pagrindinėse dėžutėse, kaip aš vadinu. Tai nėra tik tai apie reguliaciją. Reguliacija yra viena iš tų dėžučių, apie kurią mes šnekam. Bet kita dėžutė yra iš tikrųjų, ką ir Jekaterina minėjo, bankai. Mes patys suprantam, kad mes turime įsivertinti tam tikras su klimato kaitos susijusias rizikas. Tų rizikų yra 2 tipai. Yra fizinės klimato kaitos rizikos, sausros, vėjai, jūros lygio kilimas, upių potvinimai ir panašiai. Ir kas mums yra dar svarbiau, turbūt ypatingai Baltijos regione, tai yra pereinamo laikotarpio klimato rizikos. Tai rizikos susijusios su pačia dekarbonizacija. Tai ir paskui, jeigu šnekėsime apie rizikas, aš galėsiu irgi trumpai papasakot praktiniais pavyzdžiais, kas tai yra. Tai pirmas use cases, tas vadinamas, yra realiai įsivertinti tas rizikas. Ir paskui įsivertinus rizikas, priimti vieną ar kitą sprendimą. Kitas dalykas yra, apie ką minėjom ir apie ką Ivilė minėjo, yra dėl reguliacijos. Tai ES pagrindinis turbūt mechanizmas, per kurį nori nuleisti tą visą žalinimo politiką, yra 2 tokie dalykai. Per didžiasias listinguojamas įmonės ir per finansinės institucijas. Kodėl? 2/3 visos Europos finansuojamų bankų, todėl yra pakankamai natūralu, kad jie galvoja ir turbūt teisingai galvoja, kad finansinis sektorius gali pakreipti kapitalo srautus į vieną kitą industriją ar vieną kitą įmonę ir taip ją paskatinti. Nesakau priversti, nemėgstu šito žodžio, paskatinti, dekarbonizuotis ir žalėti. Ir trečia ta dėžutė yra, kiekvienas bankas mes turim skirtingą savo strategiją, skirtingus savo įsipareigojimus. Tie įsipareigojimai gali būti, ką ir praeitas kalbėtojas šnekėjo, įvairūs Net Zero Banking Alliance, PBR'as, Principles of Responsible Banking ir panašiai ir taip toliau. Tai norint pažiūrėti, kaip tavo finansuojamos įmonės, tai realiai kaip tavo portfelis atitinka tuos kriterijus. Tai čia yra 3 pagrindinės dėžutės, į kurią ką bankai žiūri. Turbūt yra ir gal 4 kokia, bet čia tokia, aš sakyčiau, iš mūsų perspektyvos pagrindinės. Dabar ar klausimynai ilgės? Priklausys nuo valstybės labai daug, nes mes tikrai nenorim apkrauti klientų, nes tai mums irgi yra administraciniai kaštai, mūsų klientam yra administraciniai kaštai. Mes nenorim apkrauti klientų, kad jie mums teiktų kuo daugiau duomenų. Mes su mielu noru pasiimtume tos duomenys, jeigu tie duomenys egzistuotų kažkokiose duombazėse, ties kuo mes labai norėtume, kad taip atsitiktų. Tai ar jie apims daugiau įmonių? Taip, apims daugiau įmonių, ypatingai tada, kada CSRD ateis.
įmonės automatiškai turės duomenis. Dar kitą pasikartosiu, jeigu tie duomenys, pavyzdžiui, Lietuvos valstybė sugalvotų, kad tie duomenys nugultų kažkokią duombazę, tai mes labai labai sveikintume. Dabar ar jie ilgės, turiu omeny, ar vis daugiau ir daugiau klausimų kils apie klimato kaitos, kaip įmonės suvaldo klimato kaitos rizikas, kokie jie turi tą vadinamą impact in, impact out, kaip tu klimatą paveikia kaip įmonė ir kaip klimato kaita paveikia tave kaip įmonė. Taip jie tų klausimų daugės, mes dar nepradėjom šnekėti apie bioįvairovę, realiai pradėjom, bet klientai dar turbūt to nejaučia. Ir bus begalės kitų klausimų, kuriuos mums reikės įsivertinti būtent per tas 3 dėžutės. Tai yra rizikos, yra reguliacija ir mūsų įsipareigojimai. Klausimas Giedriui, iš tikrųjų, kuris laikas jau, ar ne, tikriausiai pataisykite, jeigu neklystu, 2 ar 3 metai, kai yra klausimynų būtent būdu renkami su tvarumu susiję duomenys iš bankų klientų. Gal jūs turite kažkokių įžvalgų, apibendrinimų, kur įmonėms visgi sekasi tos, kurios užpildo klausimynus pakankamai išsamei, kur yra matomas progresas ir kurgi visgi įmonės turėtų labiau pasitempti, kokiose srityse? Aš gal neuždėčiau pačio didžiausio akcento ant klausimynų, iš tikrųjų, čia tai nėra vienintelis šaltinis, tikrai turime ir gerų pavyzdžių mūsų rinkose, pasaulinėse rinkose, kada įmonės jau savanoriškai atskleidinėja informaciją pačios, tai yra tvarumo ataskaitos, jos tikrai mums labai svarbus irgi informacijos šaltinis ir tai jau yra tiek savanoriška, tiek dalis įmonių jau privalo raportuoti tą informaciją. Taksonomija atsiradus irgi suteikia daugiau kampų, per kuriuos į tvarumą pasižiūrėti. Tai klausimynas nėra tas vienintelis šaltinis, yra jo ir daugiau. Tačiau taip turbūt apibendrinant galima sakyti, kad iki šiol mūsų įmonės, mūsų rinkos į tvarumo informaciją žiūrėjo taip fragmentiškai. Ir galbūt net ne per tvarumo prizmę, o per krizių valdymo prizmę. Buvo energetikos krizė, tai visi daugiau mažiau tvarkėsi energijos valdymą, energijos auditus, optimizavusi operatyvinius kaštus. NT sektorius pas mus tikrai turi kuo pasigirti, sertifikatais, labai populiari tema, visi tikrai NT valdytojai investavo į vieną ar kitą sertifikatą, tai kaip minėjau, tokie fragmentiški galbūt tvarumo temų valdymai, tai ko trūksta tikrai to holistinio požiūrio ir tikrai dar labai trūksta tų naujų temų apėmimo, ką minėjo ir kolegos paminėtos, tiek pats CO2 skaičiavimas, tiek bioįvairovė, žiedinė ekonomika yra ateities tema. Šiandieną niekas labai mažai kalba kažkas apie ją. Visos vertės kūrimo grandinės, tiekimo grandinės, savo rizikų valdymas joje irgi yra dar visiškai tikrai nauja tema. Tema gal kažkas kalba renginiuose, bet praktiškai labai sunku įdiegti procesuose. Ir vėlgi, kai kalbam apie tą atskleidimą ar kažkokį klausimynų pildymą, mes dažniausiai kalbam apie retrospektyvą, kažką, ką padarėme, bet ne apie perspektyvą. O bankam, visi, kur mes einam, tai mes einam į savo poveikio mažinimą, poveikio klimatui mažinimą. Tai mums reikia tikslų, mums reikia tų tikslų mažinti poveikį, tų tikslų susijimo su biznio strategija, su įdiegimo į procesus. Tai raportavimas yra viena, bet tai yra tikrai tik labai maža dalis. Ir aš toj vietoje turbūt pasakyčiau, kad mes visi tikimės, kad ateinantis tas ES tvarumo informacijos atskleidimo standartas visiems rinkos dalyviams bus geriausias vadovėlis, ką konkrečiai daryti. Neatskleidinėti, ne per atskleidimo prizmę, o būtent kaip konkrečiai į verslo procesus įdiegti tvarumo aspektus. Tai kas dar nepradėjote analizuoti, labai kviečiu, tai geresnio vadovėlio šiuo metu nerasit niekur, nei nusipirksit, nei kursus išsinuomosit, tikrai tai yra geriausia mokymosi priemonė. Ir pasiimti kaip, ką konkrečiai daryti, kaip daryti. Vidmantai, išgirdome tokį bendrą kontekstą, reguliavimą, ar ne, ir įžvalgas, kur, kaip sakant, verslo įmonėms sekasi visai neblogai ir ko trūksta ypatingai, kas man labai patiko, tai tas būtent holistinio požiūrio ir rizikų valdymo požiūrio trūkumas, galima sakyti, ar netvirai. Ką jūs pastebėt būtent verslo bendruomenėje? Kokie pagrindiniai iššūkiai, kokie nuogąstavimai galiausiai, ar ne, ir kokios praktikos, kaipgi verslas ruošiasi naujam reguliavimui ir finansavimo pritraukimui?
Jo, dėkui. Aišku, pasiklausius kolegų, jie visi absoliučiai teisūs ir klimato kaita ir visa kita, tai iš tikrųjų kainuojantis dalykas. Bet aš bandysiu pasakyti daugiau per praktinę prizmę, kaip aš matau. Ar tai bus papildoma našta? Na, akivaizdu, iš visų 4 pašnekovų mes supratom, kad tai bus papildoma našta. Biurokratija? Taip, biurokratija. Ar tai bus papildomi etatai reikalingi? Akivaizdu, kad šiandienai tų etatų taip yra. Bet pabandykime pažiūrėti kažkiek pozityviau, nes vien tik tai tokiom slogiom nuotaikom, kad čia viską reikės pildyti, rašyti, pildyti, atsakinėti klausimus, ta prasme, na, iš tikrųjų, ko gero entuziazmo priversti žmogų yra sudėtinga. Reikia vis tiek kažkokią tai, pavadinkim, morką pakabinti. Tai aš pabandysiu labai trumpai, nors šiandien neišeis trumpai papasakot, tarkim, įsivaizduokim, jūs gaminate šitą buteliuką vandens, ne? Nereklamuosim nieko, kita pusė, tiesiog nors geras vanduo. Ir dabar įsivaizduokit. Jūs gaminat šitą vandenį ir kokie benefitai jums yra įgaminti. Kodėl jums reikia ESG? Pirmas dalykas, nuo 2015 metų buvau prisidėjęs Europos komisijoje kurti visą tą bendrą sistemą, kaip mums Europos Sąjungai konkuruoti su trečiosiom šalim, kurios nepaiso nei, tarkim, vaikų darbo išnaudojimo, nei kritinių žaliavų ėmimo iš visai trečių šalių, arba pavadinkim vagysčių, nei naudojantis iškastiniu kuru, kuris yra daug pigesnis, jį tiesiog degina, teršia mūsų planetą kitoj pusėje, ir kaip Europos pramoniai atstovėti visą tą pusiausvyrą, kai kainos pagrindų plus dar yra subsidijos, jie pirmauja. Taigi pirmas dalykas buvo interesas, kad suvienodinti sąlygas. Suvienodinti sąlygas kokiu būdu? Antidempingai mes vis pralošėm, nes kita pusė šiandien irgi yra naši, samdo tos pačius mūsų belgiškus advokatus, kurie atstovi jos ir mes visus pralošėm. Turi būti paprasta matematika. Labai paprasta matematika, kurią nuginčint būtų labai sudėtinga. Tai ką duoda tam ES gamintojui ateityje, kuris naudosis ESG, arba ta prasme taršos leidimais, arba TS sistemais, čia viskas yra bendra didžiulė sistema. Pirmas dalykas, ką kolegos minėjo, tai aišku prieiga prie kapitalo. Prieiga prie kapitalo su žaliosiom obligacijom, su kitais, jinai bus pigesnė, tvaresnė. Antras dalykas, ką įmanoma su tuo dalyku turėti, tai yra viešieji pirkimai ES, kurie sudaro 6 trilijonus eurų šiandien dienai. Jie bus irgi, pavadinkim, jos žali, bet kaip bus jie vertinami? Vertinami bus 70-30. 30% bus vertinimas taršos, kiekis pagamintas šito buteliuko nuo pradžios iki galo, nuo energijos šaltinio iki galutinio supakavimo darbuotojų ir viso kito. Ir tai leis iki 15% parduoti savo produkciją ES viduje plačiau. Ką tai reiškia, kad jūsų vandens buteliukas gali stovėti Belgijoje, Olandijoje, nežinau, Portugalijoje ir visur kitur. Taigi 3 pagrindiniai dalykai. Tai didina konkurencingumą, jeigu jūs turite gerai pasiruošę. Kuo? Kokiais atvejais? Tai, kad jūs dalyvaujate viešuose pirkimuose ir pateikėte savo kainą brangesnę, galbūt net iš trečiųjų šalių, arba tie, kurie nevykdo tų pačių ESG reikalavimų. Antras dalykas, turite prieigą prie kapitalo. Ir trečias dalykas, jūs tampate konkurencingesni. Tai galbūt aš dabar papasakosiu palaipsniui, kaip tie visi dalykai eina ir kur ten yra tie benefitai. Iš 100 top įmonių Lietuvoje tik 18 įmonių šiandienai pildo ESG deklaracijas ir visa kita. Na, tai tikrai yra mažai. Mažai kodėl? Todėl, kad poreikio nebuvo. Nes iki šiol tai yra tik tai stambiosios valstybinės įmonės, energetikos įmonės ir manyčiau, kad baldų įmonės, tos, kurios dirba pagal kitų, tarkim, IKEOS reikalavimus, jie privalo tiesiog tą visą dalyką daryti. Tai 18 iš 100, nu, tai yra labai mažai. Ir aišku, kiekviena iš tų įmonių praktiškai turi minimum po 1 iki 3 žmonių skiriamų šitoj vietoj, kad tai būtų. Nu, tai papildomi kaštai. Bet kitu atveju jie tiesiog neturi tada masto, neturi mastelio. Ką mes darome LPK ir ką mes ruošiamės daryti šitoj vietoje? Mes, aišku, planuojam sukurti tą tokį registrą, kuris kiekvienai įmoniai pagal jos gaminamos produkcijos rūšį išskaidyti, padėti su kolegomis, su tarpininkais, su teisiniam kontorom, su ekspertais, su atskirai esančiom įmonėm, kurių dėja nėra labai daug, 3-4, nes iki šiol jos neturėjo jokio darbo konsultantai, nes poreikio tokio tiesiog nebuvo. Nuo 25 metų startuoja praktiškai visos įmonės, didesnės už vidutinės, nuo 27 vidutinės ir smulkios. Tai vadinasi, visus mus tai palies. Ir ruoštis reikia iš tikrųjų dabar, kad tas perėjimas būtų sklandesnis ir geresnis. Critical Raw Material Act. Tada reiškia ES nauji reikalavimai. Vat kaip tik kolegė minėjo apie žiediškumą.
Tai norisi kalbėti apie tai, kad kur tie benefitai, nes, kaip ir pasikartosiu, per prievartą nieko nebus. Tai žiediškumas yra labai svarbus veiksnys ES. Mes dėja neturime daug naftos, gal tik tai mūsų partnerinė šalis kaip Norvegija turi iškastinį kūrą, visą kitą mes importuojam. Ar žinote, kiek praeitais metais ES importavo iškastinio kūro? Arba kiek mes išleidome per savo sieną pinigų? Mūsų BVP yra apie 17 trilijonų eurų. 1 trilijonas, virš 1 trilijono eurų mes išleidome į trečiasias šalis. Ačiū Dievui, kad apie trečdalis viso to išėjo mums draugiškom šalim, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, ir Norvegija. Visa kita išėjo nelabai demokratiškom šalim, aš nekalbu apie Rusiją šiuo atveju, aš kalbu apie kitas šalis. Rusija irgi teko. Jeigu tie pinigai liktų ES viduje, arba 7 milijardai Lietuvoje, tai 10% nuo mūsų BVP. Praeitais metais išėjo į trečiasias šalis. Iš viso importavom už 15 milijardų, nes likę 7-8 milijardai yra Orleno, kur importavo naftą, bet ir eksportavo toliau. Tai viskas 7 milijardai, 10% BVP. Įsivaizduokite, jeigu jie lieka pas mus viduj. Mes transformuojamės ir turim. Koks augimas tada būtų? Tai norėtųsi žiūrėti į tą žydiškumą ir į tą žalumą per pozityvumo prizmę. Bet kokį gamybinį procesą šiandien dienai vietoj dujų mes galime pakeisti vandeniliu. Bet yra problema, kad vandenilis šiandienai 3 kartus brangesnis už iškastinį kurą, gal 2,5 dabar jau prie pabrangusių. Jeigu mes vykdome masto ekonomiką, tai atsisuka pagal mus, mes galime kurti tą pridėtinę vertę savo šalyse ES. Žiediškumas, mes neturime žaliavų, tas Critical Raw Material Act, tai yra tam, kad tos medžiagos, kurias mes perdirbtume, kurių mes neturime, būtų panaudojamas antrą kartą. Aišku, dabar visi kalba apie ličio jono baterijas, apie elektromobilumą ir visą kitą, tai yra vienas dalykas, bet pilna kitų medžiagų. 8 milijonai tonų plieno išvežam į Turkiją ir paskui išvežam už $150, parsivežam už $450 toną. Kai galėtumėm visą tą dalyką perdirbti čia vietoje, nes perdirbimas yra energetiškai 3-5 kartus mažiau imlesnis negu iškasti rūdą, sodrinti, lydyti ir visą kitą. Čia ES kryptis yra. Tiesiog reikia matyti, aišku, mes kalbam apie klimato kaitą, bet kad verslas, kad pramonė ir kad jūs visi to norėtumėt, tame yra ir finansinis interesas. Tiesiog tai yra investicija. Todėl bankai, kapitalas yra pradinis etapas, kuris nukreiptų savo lėšas būtent ten, nes teoriškai ateityje mes užvesime tą perpetuum mobile, amžiną variklį, galėtumėm tik pasipildyti savo žaliavas, atsargas ir visą kitą ir daugiau gaminti bet ką. Netgi tas pačias trąšas mes galime gaminti su naujos kartos šilumos siurbliais, bet kol kas tai neapsimoka, kadangi nėra masto ekonomijos, naudojant pramoninį garą. Tarkim, žinau, kad vis tiek bendraujate su Achema, su mūsų kolegom, taigi viską galim pagaminti čia viduj, tik tai reikia masto ekonomijos ir, aišku, žiediškumo. Kalbant toliau, tai pasižymėsiu, kad Pramonininkų konfederacija ruošiasi daryti tą registrą CO2 emisijos. Taršos leidimai. Taršos leidimai vienas iš esminių dalykų pramoniai šiandien dienai. Jų kasmet yra išimama tam, kad jų kaina augtų, kad įmonės būtų paskatintos. Bet čia yra ir kita problema. Yra kita problema, kad dalis įmonių stovi ties savo viršutinė riba ir jiems jau nėra kur daugiau daryti be naudojimo iškastinio kuro. Ir be paskatų iš valstybės arba iš finansinių investicijų transformuoti šitą visą procesą, praktiškai yra neįmanoma. Uždaryti mes galim visada. Paėmė ir uždarėjai. Kas yra? Uždarėm chemijos pramonę. 17 000 darbuotojų. Ką su jais daryti? 12% BVP. Ar mes norime to dalyko ar nenorime? Ko gero nieks nenori. Nes vis tiek poreikis tai produkcijai jisai išliks. Tada trečiosios šalis, kurios nesisaugo, kurios neapsaugo, kurios išnaudoja ir visa kita, jos turės viršų. Tai vat esmė yra, tam yra sukurtas CBAM-as, Carbon Border Adjustment mechanizmas. Tai šitie du dalykai, Critical Raw Material Act, ir aišku, CBAM-as, jie yra iš tikrųjų skirti apsaugoti mūsų šalis, bet apsaugoti vėlgi ne per prievartą, o paskatinti trečiasias šalis judėti tuo žaidiškumo keliu tam, kad mes konkuruotumėm vienodom sąlygom. Jeigu jie to nedaro, jie negali patekti, jiems yra papildomi barjerai. Taigi noriu pažymėti, kad reikia ieškoti to pozityvumo iš esmės, kaip finansiškai sudominti, bet čia reikia visų mūsų įdirbio ir pradėti irgi reikia nuo kapitalo. Ir todėl ES tikrai, patikėkit manim, tai ne vien biurokratai, tai tikrai mąstantis ekonomistai, tūkstančiai ekonomistų, tūkstančiai mokslininkų. Kaip įvilkti į tą rūbą, man yra paprasčiau kalbėti. Mes galime kalbėti apie klimato kaitą, bet iš tikrųjų už to stovi grinai
ekonominė nauda būti nepriklausomiems nuo, tarkim, tos pačios Rusijos, ateitie būti nepriklausomiems nuo Kinijos, vystyti mūsų inovatyvumą čia vietoje ir skatinti jį. Tai čia yra tikroji nauda. Taigi noras yra, kad verslas irgi pažiūrėtų šitoje vietoje kaip į investiciją, kaip į būtiną investiciją iš tikrųjų, o ne kaip į kažkokią papildomą prievolę. Dėkui labai, kalbant apie tą pozityvumą, Jekaterina. Ir pažvelkime galbūt į tokias, eikime link praktinių pavyzdžių, link praktinių tendencijų. Ar yra matoma visgi, kaip čia sakyti, ir finansavimo, iš to palankesnio finansavimo perspektyvos žiūrint, ar yra matomos jau tendencijos, galbūt kažkokie apčiuopiami rezultatai, ne tik Lietuvoje, ne tik Baltijos šalyse, galbūt Baltijos regione, taip kalbėkime, kas būtų susijęs su tvarumu. Ar iš tikrųjų tvarumas jau padeda, kaip sakant, padėti pritraukti finansavimo palankesnėmis sąlygomis? Čia kolegos bankininkai tikriausiai turės daugiau tokių pavyzdžių, bet iš principo tai be abejo, nes jeigu mes pažiūrėtume vien tik tai apie fintech sektorių, arba startupus, tai startupai vėlgi, jų sėkmė priklauso nuo finansavimo, žinoma, bet ir nuo geros idėjos ir nuo vartotojų galiausiai. Ir vartotojai šioje vietoje diktuoja sąlygas. Nes Vilmantas minėjo konkurencingumą, bet konkurencingumą, vėlgi, tavo prekį turėtų išsirinkti, tavo prekį turėtų pirkti. Jeigu prekė ir nauja karta aiškiai renkasi tvarumą. Ir tvarumą ne tik tai žalumą, bet tvarumą visose trijose ašyse. Tai šiuo atžvilgiu aš manyčiau, kad startupų pasaulis tai yra vienas iš tų geresnių pavyzdžių, kurie rodo, kad žalioji pradžia arba ESG pradžia versle gali būti finansuojama sėkmingai. Nepaisant to, kad šiuo metu galbūt startupas irgi žaliuoja šiek tiek nuo finansavimo trūkumo. Bet kuriuo atveju ši tendencija jau vyksta ir tai yra vienas iš tų pavyzdžių, kuris labai aiškiai rodo kelią. Dėl kitokių, aš manau, kad nebijoju, kad tiek Swedbank, tiek RC Bank galėtų pasidalinti tom sėkmės istorijom, kurios rodo, kad šiuo momentu verslas, kuris daugiau dėmesio kreipia tvarumo ataskaitom, gali turėti pasirinkimą. Ir žinoma, tas pasirinkimas tai yra tiek bondų leidimas, iš principo tai yra dalyvavimas kapitalo rinkai ir pasirinkimas finansavimo tipo, kas irgi yra labai svarbu. Svarbu turėti tam tikrą basketą, svarbu turėti pasirinkimą šio aspektu. Gal kas iš kolegų norėtų pratęsti? Audrius, kaip tik norėčiau pratęsti Jekaterinos duotą toną ir klausimą. Dėl finansavimo iš tikrųjų turime tikriausiai pavyzdžių, galima neminėti vardais ir panašiai visų įmonių, bet galbūt galima paminėti tos, kurių būtent tvarumo valdysena, tvarumo, pavadinkim, visas frameworkas įmonė, kaip jis yra sutvarkytas, visgi padėjo pritraukti finansavimą ir galiausiai ką įmonėms norinčiams, kaip sakant, statyti savo finansavimą ant tvarumo dedamosios, ką joms reikia pasiruošti, ką joms reikia atskleisti bankams, kas turi būti padaryta kaip minimalus namų darbai, kad būtų galima gauti tą finansavimą ir iš visų bankas sutiktų eiti į dialogą dėl jo. Tai aš pirmiausia norėčiau pareflektuoti iš tiesų, kad tikrai, kai mes šnekame apie tvarumą, nėra čia vien tik tai riziko, čia yra daug galimybių ir mums kaip bankui ir mūsų kolegom visam finansiniam sektoriui tai yra be galo didelės galimybės finansuoti tiek pramonę, tiek įmonės, kurios nori judėti to tvarumo keliu, nes ten reikia labai nemažai tų investicijų ir darbų pasidaryti. Tai vien tik ES, McKinsey ir kitos didžios konsultacinės įmonės skaičiuoja ne milijonais, ne milijardais, o trilijonais tų reikiamų investicijų norint dekarbonizuotis ir norint judėti to tvarumo keliu. Tai čia pirmas aspektas yra. Antras aspektas yra iš tos pusės, kad šnekant apie tos geruosius pavyzdžius ar įmonės, jau kolega pačiom pirmam pranešime skaitė ir išnekėjo apie įrankius tokius kaip žalios obligacijos, su tvarumu susijęs finansavimas, su tvarumu susijęs obligacijos, tai tie instrumentai yra jau pakankamai populiarūs Skandinavijos rinkoje, be abejonės yra populiarūs labiausiai tarp labai stambių įmonių, kadangi ten irgi reikia nemažai įdirbio padaryti ir mažom įmonėm tai yra pakankamai sudėtingas momentas. Bet iš pavyzdžių, tai iš tokio teigiamo pusės, iš positive ir negative, tai pavyzdžiui, aš galiu pasakyti iš mūsų banko. Mes turim, SEB banke turim tokį dalyką, kas vadinasi
iškastinio kuro finansavimo intensyvumas energijos sektoriui, tai realiai mes užsidėję tam tikras lubas, kiek mes norim finansuoti iškastinio kuro energijos sektoriuje. Ne? Tai jeigu ateina įmonė, kuri yra pakankamai tarši, turi didelį intensyvumą iškastinio kuro, tai automatiškai tai įmonei bus sunkiau gauti paskolą, negu ta įmonė, jeigu, žiūrim iš tos perspektyvos, jeigu įmonės yra dirbančios tam pačiam sektoriui, panašaus dydžio ir panašiai, tai įmonė ateinanti su mažesniu iškastinio finansavimo rodikliu, tai yra, kad jie naudoja mažiau iškastinio kuro, bus sąlygos, bus prieinamumas kapitalo geresnis negu įmonėm, kurios ne. Paskui kitas pavyzdys iš tos pusės, kad jeigu žiūrim iš finansuojamų emisijų pusės, tai visi bankai ir visas finansinis sektorius nori žalintis. Taip? Ten yra du kertiniai dalykai. Tai yra portfelio pats žalinimasis, tai yra, kad žalių paskolų dydis arba procentinė dalis būtų didesnė negu nežalių, tai tas norimas, kad kiltų, kad didėtų žalių paskolų. Ir kitas dalykas, norimas, kad mažėtų finansuojamų emisijų. Tai automatiškai finansuojant emisijos, jeigu tu esi įmonė su tam tikrom savo emisijų bazė, mes jums suteikiam paskolą, mes jau dabar ir visi bankai Baltijos šalyse skaičiuoja tas vadinamas finansuojamas emisijas. Tai mes turim visi įsipareigojimus, tas finansuojamas emisijas, turbūt turim visi, aš taip spėju, mes tikrai turim ir kolegas irgi turi čia sėdintis, kad ta finansuojama emisijų būtų nulinės iki tam tikrų metų arba arti nulio. Tai reiškia automatiškai, kad įmonės tos, kurios ateina su mažesniu intensyvumu, aišku, mes turim didelį dabar iššūkį su duomenim, kiek įmonės skaičiuoja ir panašiai, bet jeigu tą iššūkį išsprendus, tikrai tada atsiranda palankesnės sąlygos, jeigu mes šnekame apie žalę finansavimą, tą use of proceeds vadinamą žalias paskolas, tai ten atsiranda rimti, ta prasme, konkretus incentives, kaip čia lietuviškai. Paskatas, taip. Ačiū. Aš galbūt šiek tiek norėčiau praplėsti, kadangi taip įsivaizduoju, vis tiek finansininkų šito auditorijoje mes tikrai turim, bet ne visi galbūt ir žino su tvarumu susieto finansavimo tuos instrumentus. Tai Giedre vis tiek, kadangi tvarumas ir finansai dabar, kaip matėme ir iš pirmo pranešimo, ir mes čia kalbam labai susiję, yra galbūt būtų galima įvardinti tuos pagrindinius dalykus. Ir obligacijas, pagrindinius principus, galbūt ir su darnumu susietas obligacijas ir galiausiai, kas tos yra žaliosios paskolos ir kam galima naudoti jų pinigus. Aš gal čia taip pasakysiu, obligacijos ar paskolos bankinės, turbūt čia didelio skirtumo, taip žiūrint iš paties finansinio instrumento pusės, gal didelio ir nėra, aš kalbėsiu apie tą, turinį, tai arba use of proceeds, kitaip vadinama, čia Audrius paminėjo tą terminą, tai vienas dalykas yra žaliosios paskolos, čia mes kalbam realiai apie infrastruktūros pagrindę objektus, tai šitos paskolos nėra kažkas naujo, rinkoje pas mus tikrai yra, tai bet kokia saulės vėjo jėgainė, visi energiškai tikrai efektyviausi pastatai, tai jų rinkoje yra, savo esmė tai nieko nesiskirianti paskola nuo ar obligacija, jeigu taip žiūrint, jeigu rinkos dalyvis pats tiesiog iš rinkos skolinasi, tai yra viskas, kas žalia, tai klausimas, kas yra žalia. Ilgą laiką nebuvo realiai reikalavimų ar standartų, buvo tokia, ta rinka buvo tokia šiek tiek laisvesnė, kontinentai naudoja skirtingas metodologijas ir iš principo su taksonomijos atsiradimu atsirado ES aiškumas. Tai arba kitaip tariant, sutarimas bent jau tarp mūsų ES rinkos dalyvių, mūsų tikrai Lietuvoje, Baltijos rinkos dalyvių, kad būtent tai laikykime kaip standartų, ką mes vadinsime žalia. Tai tos aplinkosauginius reikalavimus mes kaip ir galim surasti jau teisės aktuose, tai dabar jau visos investicijos tuo remiasi. Ne tik žalia, nepamirškime, kad mes ne tik apie dekarbonizaciją kalbam ir socialinį poveikį turintis objektai, investicijos juos irgi turi, tai irgi yra tvarios paskolos, jos galbūt ne žalios, o socialinės paskolos, tai čia nieko naujo kaip ir nepasakysiu, kas tikrai rinkos dalyviams nauja ir
ir daugumai galbūt jūsų čia bus nauja, buvo skaidrėse, bet dar kartą akcentuosiu, tai naujas produktas ir, kaip sakyti, instrumentas galbūt ir mes tikimės jo padidėjimo ateityje per ateinančius 2, 3, 4 metus, tai bus su tvarumu susijusios paskolos. Ir skirtingai nuo žalių paskolų, jos nebus skirtos konkrečiam objektui finansuoti. Tai bus bet kokios paskirties paskolos, gali būti netgi overdraftai ir bet kas kitas, kuris iš principo neturi konkretaus objekto. Ir vienintelis dalykas, ką skolininkas įsipareigoja, tai siekti tam tikrų tvarumo tikslų. Aišku, akcentas didžiausias vis tiek bus dekarbonizaciniai tikslai, jie priklauso nuo sektoriaus, bent 50% visų su tvarumu susijusių paskolų, šiaip SLL vadinamas, Sustainability Linked Loanas, kas vėliau ieškosite informacijos plačiau, tai dažniausiai būna CO2 mažinimo tikslai ir nuo sektoriaus priklausomai tų tokių tikslų, kurios skolininkas įsipareigoja pasiekti, jų yra įvairių. Tik tai nenoriu, kad susigundytumėt galvodami, kad tai yra pigesni pinigai už tai, ką darote įprastai. Tai ne, tikrai ne, čia yra, mes kalbam apie tokias, subrendusius rinkos dalyvius, pasiruošusius tai tikrai transformacijai, todėl kad įsipareigojimas turi būti ambicingas, jis turi būti pamatuojamas, ambicingas, validuojamas su išorės dalyviais, bet tai tikrai yra pati geriausia priemonė šiuo metu įmonėms, kurios jau daro, yra tvarumo temoje, supranta, ką daro ir turi tikslus per 2-3 metus pradėti savo tvarumo kelionį iš esmės ir tam reikia finansų. Tai su tvarumu susijusios paskolos tikrai turbūt yra pati geriausia priemonė šiuo metu. Aš dar tik norėjau pareflektuoti prie Audriaus, ką paminėjot, tikrai bankai konkuruos dėl žalių paskolų, čia kalbos nėra. Tačiau turėti žalią portfelį yra labai lengva. Tai yra prisifinansuok žalių paskolų ir turėsi daugiau mažiau žalią portfelį. Bet mes visi čia esam Lietuvos piliečiai, Lietuvos gyventojai, pramonės vartotojai, dalyviai ir mes visi norim transformuoti iš tikrųjų, finansuoti transformaciją. Tai tikrai tai yra žymiai sudėtingesnis uždavinys, investicijos į naujus švarius objektus yra labai geras dalykas, bet mes visi tikrai, manau, ir vis kiti rinkos dalyviai nori padėti ir mūsų jau esantiems rinkos dalyviams keistis. Tai ne tik žalios paskolos, bet ir tos tranzicijos paskolos bus visiems labai svarbios, reikalingos ir tikrai aktualios. Aš gal Eivilės norėčiau paklausti tokį visuminį vaizdą nusakyti. Mes čia dabar girdėjome apie galimybės, kurias atveria tvarus finansavimas, ar ne? Bet ne visada yra taip, kad ten, kur, kaip sakant, durys susidaro, vienur jos atsidaro, kitur jos susidaro. Tai ilgainiui greičiausiai, aš taip suprantu iš kolegų pasakymų, kad ir iš to, ką minėjo Audrius apie tai, kad bankai siekia žalinti savo portfelį, ar gerai suprantu, kad visgi judama link tendencijos, kad visgi bankai tam tikrų veiklų nebefinansuos kažkurioje perspektyvoje? Taip. Ir tai tik 27 metus turim iki nulio nukeliauti. Tikrai tai bus ir net turbūt nėra sektoriaus, kurio tai nepalies. Ir dar netgi taip žiūrint per visus rinkos dalyvius, tai yra tie, kurie nori būti pirmūnais, ir yra tų, kurie galbūt iš pradžių galvoja, aš galėsiu pasimti tuos visus kitus, kurie liko. Bet ir taip neišeis, nes bus jų investuotojai, akcininkai ir vartotojai, ir nauja ypač karta, kuris sakys, ne, aš noriu savo sąskaitą laikyti tame, tarkim, banke, kuris finansuoja tik žalius projektus. Tai tas atsitiks ir tikrai būtų, man atrodo, visiems lengviau žiūrėti į tai kaip į tą tokią galimybę, o ne kaip į biurokratinę naštą. Būtų lengviau pereiti per šitą procesą, nes jeigu šiandien ką nors įdomus sugalvoju žalio atėjus į banką, tai jie visi yra alkani žalio finansavimo ir kaip net girdėjom Islandija, kur atrodo tokia jau pažangi tvarumo šalis, ten tiek visų žodžių natūralių resursų atsinaujinančių yra ir jau pas juos baigėsi
baigėsi tas turtas žalias. Tai čia truputį yra ta baimė pas visus finansų rinkos dalyvius, ne tik Lietuvoje, kad gal mes nelabai pakankamai turime ką finansuoti. Tai yra ta baimė, o noras finansuoti yra. Aš gal dar tą progą tik taip anonsuosiu vieną tokį projektėlį, kurį mes čia darom, džiaugiamės, kad jau artėjame į pabaigą. Tai yra rengiam CO2 skaičiuoklę, kurią dar šiais metais paskelbsim. Ta skaičiuoklę mes rengiam kartu su Latvijos ir Estijos finansų sektoriais. Tai bus bendra skaičiuoklė mums visoms 3 šalim. Mes taip norėjom padaryti, kad verslas, besikreidamas į bet kurią kredito įstaigą Lietuvoje ir Latvijoje ir Estijoje, turėtų, žodžiu, tuos pačius duomenys galėtų naudoti ir gautų tokį patį skaičių savo CO2 emisijų. Ta skaičiuoklė bus labai paprasta, minimaliai kiek įmanoma paprasta ir jinai leis kiekvienam verslui pasiskaičiuoti, kokios tos emisijos. Kai kurios duomenys nebus lengva surinkti, bet čia tokia kelio pradžia. Ir visi matys, ką reikia jiem pasidaryti, kad tos duomenys surinkti. Ir aišku, didelės įmonės, kurios jau dabar skaičiuoja, joms nereikės iš naujo tą daryti, bet tai bus tokia Excelio lentelė, kurią galės panaudoti ir vidutinis, ir smulkus verslas, ir mes galų gale pradėsim turėti kažkokius tai bendrus duomenis rinkoje, kokios tos emisijos. Eivilė, gal galima dar pareklamuoti ir kitą projektą, ne? Tai yra kitų metų, kuris irgi turėtų išvysti ir prie kurio kolegos labai intensyviai dirbo. Tai yra būtent standartizuotas klausimynas, kuris padėtų įmonėms įsivertinti, kas irgi yra labai gerai, kadangi šio momento klausimynų tokių keliauja nemažai ir tie, kurie jos gauna irgi skirtingų formų, bet tas projektas irgi turėtų palengvinti ženkliai gyvenimą įmonėm ir kompanijom, kurias galėtų bent jau įsivaizduoti, kuom jiem tikėtis, ko tikėtis, nors vėlgi, ir kolegos tikriausiai galėtų daugiau pasakyti, kad kiekvienas bankas, kiekviena finansinė įstaiga turės savo kelią ir savo procesą ir tikėtina, kad kažkokių tai papildomų klausimų neišvengsim. Tai tas, žinau, Reinyras labai gerai pasakė apie temporary pain, ne? Kad yra laikinas skausmas, bet tikėtina, kad kas gali būti ilgaamžiškesnio negu laikina. Dėkui, Jekaterina. Vidmantai, jūsų norėjau paklausti. Iš tikrųjų, mes Lietuvoje esame girdėję ir apie žaliųjų obligacijų emisijas, ir apie su tvarumu susietas obligacijų emisijas. Dažniausiai mes vis tiek finansuojamas yra energetikos sektoriaus projektai. Jūsų manymu, visgi žvelgiant į tą tendenciją, ką aptarėme, tas pačias priemonės be chemijos pramonės ir be chemijos pramonės šakos, kokios būtų tos kitos šakos, kurios galbūt būtų, kaip čia sakyti, alkaniausios ar kuriam būtų aktualiausias tas finansavimas? Kur jūs matytumėt didžiausią to žalio finansavimo potencialą Lietuvoje? Tas potencialas, aišku, gal neskambės labai gražiai, bet išeinant iš dabartinės geopolitikos, žiūrint, ką mes turime, tai situacija mūsų Lietuvos nėra pati geriausia. Tikriausiai daugelis iš jūsų žino, kad praeitais metais mes vėlgi importavome 72% visos mums reikalingos elektros. Ir tokie dalykai, o elektra ateityje, švari žalia elektra, tai bus pagrindinis šaltinis, nes mes galime nuvykti iš taško A į tašką B, pagaminti bet ką su elektra, galim su iškastiniu kūru. Taigi ta generacija arba tie vystymai pirmoji ant žeminio vėjo, jūrinio vėjo, ant žeminės saulės, ta prasme žiūrint, kombinuotų sprendinių mes turėtumėm perlipti 50% savo generacijos. Nes šiandien dienai mes esame paprasti vartotojai ir mes negalim niekaip įtakoti šiaurės šalių biržą elektros, nes mūsų generacija yra tiek maža, o suvartojame tiek daug, tai mes tiesiog stovime visą laiką su ištiesta ranka. Ir kodėl aš pradėjau kalbėti apie geopolitiką? Nelabai draugiškos mums šalis, kažkas tai inkarų užkabina kažkokį dujotiekį tarp Suomijos ir Estijos, tada nutraukė dar vieną kabelį, tada antrą kabelį, dar beliko nutraukti Nordbaltą, reiškiasi, su Švedija ir mes turėsime daug problemų. Ir aišku, tuo pat metu gali atsitikti nesuplanuota avarija Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje, nes mes valdome iki šiol dar iš Maskvos su elektra. Ir įsivaizduokit, tada 3-4 dienos be elektros, tarkim, to nebus, aš tik sakau, kritinė situacija. Kaip mes čia visi tada gyventumėm ir kas būtum. Tai čia yra tas toks pats blogiausias scenarius, bet jo atmesti šiais metais mes negalim, realybėje matant visas aplinkybės.
Aišku, džiugi žinia, kad aš jau dabar jau nuraminsiu truputį, kad turime 4 didžiulius kaupimo įrenginius, didžiausias Europos Sąjungoje. 4 įrenginiai po 50 MWh arba 200 MWh, kas kritiniu režimu, sumažinus pramonės apsukas ir visų kitų, leistų mums 3 valandas visai Lietuvoje maitintis. Per tas 3 valandas turėtų pasileisti tikriausiai galbūt iš jų, kai kas jau yra girdėję, Kruonis, kuris stovi visą laiką ne balansavimo režime, bet viršutinėme riboje tam, kad jeigu kažkas sugalvos pajokauti taip, tai mes turėtumėm dar 4-5 valandas, kol leisis vanduo, užpildyti, reiškiasi, elektrą, gaminti elektrą visai mūsų Lietuvai, vėliau tada pasileidžia elektrėnai. Tai mes iš tikrųjų galim gyventi salos režimu ir tai yra išbandyta ne vieną kartą, bet tuo metu elektros kaina bus kokie, savikaina bus 33-38 euro centai. Savikaina be skirstimo. Su skirstimu 45 centai, 450 eurų už megavatvalandę. Klausimas, kiek mes būsime konkurencingi ir kiek mes galėsime išgyventi. Tai šiandien dieną investicijos į antžeminį vėją, ir aš aišku atvėlavau į mūsų laidą dėka to, kad kalbėjau apie biurokratiją, kuri yra šiandien dienai mūsų valstybėje. Ką lengviausiai galim padaryti, tai tikrai supaprastinti daugelį biurokratinių kliučių ir negaišinti laiko nei statybose, nei tų vėjo jėgainių, nei pastatų statybose, kur mes iš tikrųjų praleidžiam begalės laiko, nesukurdami jokios vertės. O jeigu dar viešieji pirkimai, o jeigu dar bylos, tai mes tiesiog išleidžiam pinigus niekais. Tai dabar reikėtų, aišku, mums kažkaip viešai sektorių skatinti, būti našiems, tam, kad visi mes judėtumėm. Taigi aš manau, kad šiandien dienai mes neturime tikros nepriklausomybės. Jeigu mes esame energetiškai priklausomi, tai klausimas, kokia ta mūsų nepriklausomybė. Lietuva nuėjo puikų kelią per pastarosius 20 metų keldama atlyginimus, greičiausiai Europos Sąjungoje. Mes lenkiame savo kaimynus per BVP pagal PPP, visus aplink esančius kaimynus, bet aš manyčiau, kad tikroji nepriklausomybė būtų šiandien dienai turėti savo generacijos šaltinius, bent jau virš 50%, kad mes įtakotumėm. Tai irgi linkiu bankams toliau finansuoti tą visą transformaciją, kuri vyksta dabar. Duok Dieve mes turėsime elektros perteklių ir jinai nukris iki tam tikrų žemumų, tada mes jau turėsime skatinti kitas pramonės šakas, energiją imles, kurios vėl atstatys atgal tą balansą ir bus toliau investuojama. Bet šiandien dienai mūsų elektros kaina 2,5 karto didesnė negu kitose pietinėse ES šalyse, 4 kartus didesnė negu Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kinijoje. Kaip ilgojų periodų mes kaip eksportuojantys šalis, iš ko mes gyvensime? Visa ta gerovė atėjo per tai, kad mūsų žmonės yra darbštus, našus, verslus ir pramonė ir eksportuojam. Bet ilgojų periodų aš nematau jokios didelės ateities, jeigu mes neturėsime tinkamos elektros už tinkamą kainą. Kas yra ta tinkama elektra už tinkamą kainą? Tai yra tarp 70-90 eurų už megavatvalandą ir tarp 7-9 euro centų be skirstimo kaštų. Šiandien yra toks vidurkis Europos Sąjungoje. Bet mes toli gražu nesame dabar ten. Tai faktas, kad mums reikia investuoti čia, reikia investuoti mūsų indėlininkų žmonių pinigus, kurie čia guli dažnai be reikalo. Galbūt bankams reikėtų prisimti daugiau truputį rizikos finansuojant tos projektus. Ir aišku, iš to vietoje didžiausia dalis turėtų būti iš Europos centrinio banko, nes ir mes pramoninkai ne vieną kartą kalbėjome, kad skirtumai žiūrint į mūsų geopolitiką, ir aišku, pinigai visada turi kainą žiūrint į rizikas. Ir šitoj vietoje esant, nors mes jaučiame saugus ir būdami NATO nariai, ir būdami ES nariai, bet visgi matome, kad investuotojų kiekis Lietuvoje mažėja iš šiaurės šalių, tai yra akivaizdu. Tai vadinasi, Europos centrinis bankas, sukurdamas, tarkim, kalbantis apie vieningą rinką, turėtų dėti daugiau pastangų užtikrinti bankų rizikas, kad tie pinigai būtų prieinami už tą tinkamą kainą ir būtų investuojama būtent tose šalyse ir kad mes neturėtumėm skirtumų ar palūkanų normose tarp Lietuvos ir Portugalijos, aš kalbu apie visą Europos Sąjungą. Elektros kaina lygiai taip pat, jeigu mes kalbame apie vieningą rinką, turėtų būti vienoda, kiek įmanoma. Stambios šios šalis subsidijuoja savo gamintojus visus ir tai yra iškraipo, subsidijuoja paslėptom formom. Aš jau nekalbu apie Kiniją, kuri tiesiogiai subsidijuoja visą tą. Ką daro Amerika? Nu, tą patį. Anti-Inflation Act. Iš tikrųjų visi kalba ten 240 milijardų. Ne, tai yra 1 trilijono dolerių šiandien dieną yra skirta atvilioti visą pramonę. Pasikartosiu, 2/3 per pastarosius 2 metus Amerikos investicijos augo, jų BVP, kai aš minėjau, buvo vienodas 16-17 metais, dabar 40% didesnis. O Amerikoje 2/3 augo, Europoje 2/3 mažėjo.
nepaisant visų tų reikalavimų ESG, mes turime būti konkurencingi ir ieškoti būtent investicinių sąlygų, kad tai yra vienkartinė investicija, atsipiginant, užsidarant viduj, galbūt galimai, nes pasaulis, matome, skyla į kelias dalis jau, demokratinės šalis ir nelabai. Tai matyti, ta siena yra visai netoli mūsų ir aišku, pakraštyje visada dažniausiai to dėmesio pritrūksta ir pinigų. Taigi skatinu dirbti, ieškoti galimybių ir mažai šaliai transformuotis yra žymiai paprasčiau negu stambiom. Tai jeigu mes tą padarysime, tai mūsų tas augimas, kaip aš minėjau, 10% nuo BVP, jeigu mes sukursime idealų pasaulį ir visi tie pinigai liks Lietuvoje, tai mūsų augimas bus žymiai didesnis ir spartesnis. Dėkui. Nuo tokių geopolitinių rizikų, leidžiantis atgal prie tvarumo rizikų, Audriui klausimas, minėjai, kad gali labiau įskleisti, ar ne, tos tvarumo rizikos. Kas tai yra? Kaip reikėtų tai įsivertinti? Galiausiai, kokių kompetencijų tikriausiai reikėtų verslams, įmonėms, norinčioms tinkamai įsivertinti tvarumo rizikas? Ir vėlgi, kalba apie tos pačius resursus, tik įmonės lygmeniu. Ar išorinis geriau, ar vidinis geriau? Kokios kompetencijos reikalingos būtent tam pasiruošimui? O gal abu, ir išorinis, ir vidinis? Štai kur klausimas. Ne, iš tikrųjų, tai iš rizikos perspektyvos tai yra, kaip ir minėjau, tos dvi pagrindinės rizikos. Tai yra fizinės klimato kaitos rizikos ir pereinamo laikotarpio. Tai kaip pavyzdį galiu duoti su nekilnojamu turtu. Tai jeigu nekilnojamas turtas, mes, pavyzdžiui, dabar Baltijos šalyse jau pradėjom tą vertinti, kur tas nekilnojamas turtas realiai yra. Jeigu nekilnojamas turtas yra kažkur arčiau jūros arba arčiau upių, kur tam tikrais modeliais galima pasižiūrėti šansą jūros lygio kilimo arba potvinių, tai ten tada susidaro tos vadinamos fizinės klimato rizikos, nes pastatas paprasčiausiai gali užpilti. Pastatas yra užpiltas, pastato vertė tada žemėja arba tam tikro buto vertė žemėja ir automatiškai tą reikia įsivertinti. Pereinamo laikotarpio rizikos yra kur kas sudėtingesnės, bet irgi, aš sakyčiau, net reikšmingesnės šiuo laikotarpiu. Tai iš perspektyvos irgi tas pats nekilnojamas turtas, tai yra, tarkim, paimkim energetinio naudingumo sertifikatus. Turbūt žinot, kas tai yra, tai jeigu pardavinėja turtą, reikia ant to energetinio sertifikato išsiimti, kuris pasako ten A++, A, B, C ir panašiai tos raidės. Tai dabar pereinamo laikotarpio rizikos susijusi su tuo, kad, pavyzdžiui, jau dabar Prancūzijoje, jau dabar Jungtinėje karalystėje, man atrodo, Nyderlandai dabar apie tai irgi yra svarstymas ant stalo, kad tam tikrų pastatų, kurie netitinka energinio efektyvumo, kadangi ES turi naujas reguliacijas, kad energinis efektyvumas iki 2033 metų turi pasiekti D kategoriją visų pastatų, ten su pora išimčių. Jeigu pastatas, pavyzdžiui, Prancūzijoje yra Jungtinėje karalystėje, jeigu netitinka tam tikros energinės klasės, tu kaip turto savininkas negali to turto nuomoti. Tai iš finansinės perspektyvos rizikos kas yra? Pavyzdžiui, aš esu bankas, aš duodu 7, 10, 15, 20 metų paskolą ir įsivaizduokit, aš neįsivertinu tos rizikos ir tada po 5 metų tas turto savininkas, kam aš išdaviau tą paskolą, tas užstatas nebetenka realiai arba jis praranda dalį vertės, nes jo tiesiog negali nuomoti. Tai mums tada kaip bankui kas atsitinka, kad tas žmogus negali nuomoti arba įmonė negali nuomoti, jie praranda pajamas, tada jie tampa nemokus, jeigu jie tampa nemokus, mes tada pasiimam pastatą, pasiimdami pastatą, ką mes su pastatu galim daryti, ogi nieko, nes mes patys negalim jo normaliai disponuoti, tada mums reikia investuoti, renovuoti ir panašiai. Tai čia yra pavyzdys su nekilnojamu turtu, kaip bankai arba kitos net įmonės, jeigu žiūrint iš fizinės ir pereinamo laikotarpio rizikos, ką jie turi pasidaryti ir įsivertinti. Tai tam, vat ir buvo Giedrės paminėta apie tą vadinamą atskleidimo naują direktyvą, ten yra tokia savoka dvigubas materialumas arba įmonių materialumas, ką reiškia, kad įmonės turi pasižiūrėti, kokias rizikas per visą tiekimo grandinę, per visą to vertės grandinę, jų tiekėjai, kokias jas rizikas potencialias tas turi. Nes fizinės klimato kaitos rizikos lygiai taip pat, kas atsitiko su Vokietija, Reino upės nusėdimu, kada transportas upinis strigo, lygiai taip pat su Pietryčio Azija, lygiai taip pat su Latino Amerika, kas atsitinka dabar su kavos gamyba, su šokolado gamyba, su tais pačiais bananais. Tai tas klimato kaitos rizikas reikia įsivertinti. Tai čia yra vienas dalykas. Dabar kitas pavyzdys, aš jau užsiminiau apie žemės ūkį. Tai žemės ūkis irgi gali sakyti, irgi tos industrijos čia tik 2 pavyzdžiai
pavyzdžiai per visas industrijas taip galima važiuoti. Fizinės klimatos kaitos rizikos žemės ūkiui pakankamai aiškios. Sausra arba labai dideli krituliai, kas gali sunaikinti derlių. Dabar pereinamo laikotarpio rizikos lygiai taip pat, tu gali sakyti, mes ir dabar Lietuvoje esam pasidarę tokią dirvožemio degradacijos tos vadinimus modelius, kur irgi tai susiję su fizinės klimatos kaitos rizikas, bet tu jas turi įsivertinti į priekį, kas vyksta. Pereinamo laikotarpio rizikos arba gali būti net potencialiai galimybės. Tai žemės ūkis Europos Sąjunga dabar daug šneka apie tą vadinamą carbon farming arba lietuviškai anglies dioksido, nežinau, farmingą. Ūkininkystė, ne? Tai vėlgi Europos Sąjunga šneka apie tai, kad jie gal leis ūkininkam užsidirbti už to, kad kiek jie tų CO2 emisijų tam tikrom praktikom žemę dirbant, kiek jie staupo, jie galės potencialiai gal pardavinėti. Čia dar didelis klausimas, nežinia, ar tas bus ir panašiai, ten yra labai daug tokių ir kontroversiškų dalykų, kur reiktų išsiaiškinti. Bet vėlgi, ar tai irgi tam tikra su klimato kaita susijęs dalykas ir tai potencialiai galimybė, kur mums ateityje irgi reikės įsivertinti, nes tai papildomas pajamų šaltinis. Jeigu papildomas pajamų šaltinis, tai automatiškai ūkio subjektas yra daugiau našus finansiškai. Ne? Tai apie tokias dvi pagrindinės kategorijas, ką šnekam. Dabar ką įmonėm pasidaryti, kaip ir minėjau, materialumą reikia, arba dvigubą materialumą reikia pasidaryti, pasižiūrėti per visą tiekimo arba vertės grandinę, kur tos yra potencialios rizikos su jų tiekėjais ir automatiškai tada turėti tiek, aš esu labai didelis šalininkas už tai, kad jūs ypatingai didžiosios įmonės, kurios turi komplikuotas tiekimo grandis, jos turi turėti vidinius resursus, norint tuos dalykus pasimatuoti ir automatiškai jiems turbūt reikės ir tų išorinių resursų, norint pradinėse stadijose labiau susivokti, apie ką mes čia šnekam ir kokius veiksmus reikia atlikti. Tai tiek. Dėkui. Man iš karto klausimas kyla, kad tu kalbi būtent apie tas dvi rizikų grupės, o socialinės rizikos. Visada ES netgi reguliavime yra pabrėžima teisingo perėjimo perspektyva, ar ne, ir ten socialiniai klausimai nėra pamiršti. Aš gal Giedrei norėčiau šitą klausimą užduoti, kaip yra socialinės rizikos ir paminėjo irgi Audrius taip pat tiekimo grandinės, arba netgi visos vertės grandinės rizikos. Kaip su tuo vertinimu? Toks ne pats turbūt labiausiai degantis gaisras, bet ateities gaisras yra. Vis tiek šiandien mes visi žiūrim į tuos aplinkosauginius klausimus ten ir procesai, ir duomenys yra čia. O socialinės temos yra tokios, kurios, jos jau yra tikrai neblogai reguliuojamas ES. Mes jau galime galvoti, kad įmonės veikiančios Lietuvoje, veikiančios ES rinkose, jos iš principo mes tikimės iš jų bent jau minimalių standartų. Bet tai nėra pakankama, tai nėra tai, kas laikoma atsakingų verslų ir tie tos programos, tie vadinami frameworkai, jie irgi plečiasi, jie skinasi kelią į verslų dienotvarkės lygiai taip pat kaip aplinkosauginiai klausimai ir neatsakingo verslo ar nepakankamai atsakingo verslo pavyzdžiai irgi gali tapti kliuviniu dirbant su instituciniais finansuotojais. Tai kol kas taip kalbu atsargiai, nes taip gal tas toks akcentas uždėt. Bankų tikslas nėra atsijoti gerus klientus nuo blogų, mes kaip ir norime visus verslus finansuoti, norime padėti visiems verslams Lietuvoje eiti tuo transformacijos keliu. Tai čia turbūt sakyčiau pagrindinė žinutė ir tarkim tie visi procesai, kurie vyksta bankuose, kurie ateina su kredito rizikų, su tvarumo rizikų vertinimu kredito procese. Jie yra skirti visiems mums mokintis, vertinti, mokintis, įdiegti procesus. Galbūt mes kaip kredito institucijos šiandieną turime daugiau resursų ir daugiau galimybių šitą žinią sukaupti, bet norime dalintis su verslu tomis žiniomis. Dėl to turime ir savo bendras iniciatyvas per bankų asociaciją, kur kūrėme įrankius, kūrėme klausimynus, būtent, kad padėti verslam. Tai, sakyčiau, toksai turėtų būti mūsų bendras visų darbas, nors turiu paminėti, kad tikrai yra pavyzdžių pasaulyje, kuomet neatsakingo verslo galbūt pavyzdžiai, nepakankamai atsakingo verslo pavyzdžiai privertė bankus keisti ir savo finansavimo politiką. Tarkim, yra vienas pavyzdys, berods Olandijos bankas buvo priverstas pakeisti finansavimo
politika dėl palmių aliejaus veiklų finansavimo. Tai buvo tikrai ne savanoriška veikla, buvo priversta išorės tų suinteresuotų šalių. Tai sakyčiau, na, tos, kas šiandieną galbūt mes visi kalbam apie žalumus, tai čia tik šiandieną. Tikrai ateities klausimas bus tos galbūt socialiai ne visai priimtinos veiklos ateityje, atsidurs irgi ant diskusijų stalo, ar tikrai bankai turėtų indėlininkų pinigus dėti jų finansavimą. Tai čia. Aš gal papildysiu trumpai, jo, labai atsakingas dalykas, aišku, vėlgi biurokratinė kliūtis, mes žinome, kiek sudėtinga yra dabar bankams dirbant su rytais arba gaunant žaliavas iš tų pačių rytinių šalių, nelabai draugiškų kaiminių šalių, bet noriu pastebėti, kad labai atsakingas dalykas bus, nes Jungtinės Amerikos valstijos labai stebi tai ir aišku, niekas nenori prarasti galimybę dirbti su JAV doleriu. Yra būtent socialiniai dalykai, vaikų išnaudojimas darbe, tai yra Afrika, Kinija ir kelios tos šalės. Ir ateityje toj vertikaliai, tiekiant, tarkim, nežinau, įmonė A gaminantį ten kažkokį tai produktą, Lietuvoje gauna dalį žaliavų iš Afrikos, dalį žaliavų iš Kinijos, ar nebuvo pasinaudota šitoje vietoje, ar nebus tas, tai va, tas toks biurokratinis dalykas, jisai auks. Ir aišku, bankai matyt, kaip dabar žiūri į rytus, matyt toliau ir ateityje žiūrinti geopolitiką, stebinti visą tą, tai faktas, kad šitas socialinis rodmuo tik tai auks ir aišku, vėlgi daugiau reikės darbuotis, tikrintis, klausti savo tiekėjų, o ką jūs darot, o kaip jūs darot ir visą tą. Tai čia vėlgi yra tos galimos kliūtis. Dėl to, aišku, patikimiau būtų darbuotis ES viduje, nes tos ES įmonės, jos, aišku, yra patikimesnės, vis tiek jau tokių dalykų dažnai nebūna. Pritarčiau, čia turbūt daugumai žinomas tas ES direktyva dėl žmogaus teisių išsamaus patikrinimo, kaip čia verčiasi, tai turbūt čia naujo nieko nepasakysiu. Tik tai iš to vietų gal pakviešiau irgi kartu per daug nesipriešinti tokiom teisės aktų iniciatyvoms, nes tikrai verslai dažnai tai mato kaip labai didelę papildomą naštą, kurią reikės daryti, bet prisiminkime, kodėl visą tai yra daroma. Ir va čia iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad pramoninkų atstovas pabrėžė, kad tai yra svarbu, kad tai labai džiaugiuosi šitą girdėdama. Iš tikrųjų tai yra svarbu, kad mūsų produktuose nebūtų vaikų darbo ir nebūtų žmogaus teisių išnaudojimo. Tai nežiūrėkime tai vien tik tai kaip į biurokratiją, bet tai mūsų visų ateitis, mūsų visų gerovė. Tai ne tik mūsų Lietuvoje, bet ir kažkur kitų žmonių kažkur toliau geografiškai labiau nutolusi nuo mūsų. Aš gal norėčiau ir papildyti, kad šiaip labai džiaugiuosi girdėdama, kad mes apskritai kalbame apie tokius dalykus ir kuo greičiau mes auksim, tuo daugiau mes ir intensyviau mes apie tai kalbėsim. Ir ką ir Vidmantas minėjo, kad vėlgi tai yra ne tik tai biurokratizmas, bet tai yra ir galimybė užsidirbti tom pačiom sąlygom, nes tavo prekė bus ganėtinai geresnė, bet kuriuo atveju geresnė ir ne dėl kokybės, bet dėl sudedamųjų dalių. Bet kalbant apie augimą, aš dar prisiminiau, yra ir genderinis dalykas, yra pajamų skirtumai. Ir Islandija, kuri pirmauja, nežinau, man atrodo, jau 5 ar 6 metai šiom dienom pagal lygybę pajamų, šiom dienom kaip tik streikuoja dėl lygybės klausimo ir, man atrodo, ir vyriausybės atstovai prisijungia prie streiko. Tai kuo greičiau mes auksim ir kuo mūsų aukštesnis bus lygis, mes vis tiek tuo daugiau dėmesio kreipsime į tokius dalykus ir tuo daugiau išlaidų mes turėsim ir tuo daugiau galimybių mes turėsim. Dėkui, aš galbūt tai Vilę pakviesiu tiesiog apibendrinti Lietuvoje veikiančių bankų palinkėjimas įmonėms. Tvarumo perspektyvoje. Sunkiausias klausimas pasirodė. Viskas bus gerai. Ne, iš tikrųjų viskas bus gerai. Mes visi darom, kad viskas būtų gerai. Ir moraliniai, ir geopolitiniai dalykai pas mus labai surikiuoti. Jeigu, sakykime, dar prieš karą Ukrainoje mes taip galvojom, tai kaip mes čia dabar priversim, ką nors panorėti žaliuot. Ir prasidėjo karas, oi, nebereikia nieko daryti, visi suprato, viskas aišku. Mums labai gerai rezonuoja tai su geopolitiniais dalykais, ką ir Vidmantas minėjo, su tą laisvę. Tai bent atkrito tas klausimus, nereikia nieko įtikinėti. Ir tai manau, kad gerai ir aš irgi matau tai tą galimybę mums, taip sakant, leapfroginti, kaip apšokti kitas valstybės šitą progą, nes iš esmės
Daug verslų turės atkristi, bet čia globalių lygių nebūtinai pas mus. Turės atkristi, atsiras naujų, tai dabar proga mums peršokti ir šokti į tą norimą, vis dar norimą vakarų Europos lygį. Ir kas pirmesnis, tas gudresnis bus, tai va, nelaukit. Nelaukit tų RRF, nelaukit tų pinigų, žinom, laukit, daug labai pažadų yra, bet nelaukit jau geriau, kuo greičiau. Ačiū labai. Tai šito puikiu palinkėjimu užbaigsim šitą puikią diskusiją. Labai ačiū organizatoriams, kad jinai įvyko. Aš labai tikiuosi, kad ir auditorijos dalyviams jinai buvo naudinga, kad galbūt išgirdote naujų dalykų, galbūt išgirdote kažkokį vieną kitą dalyką, kurio pradėsite labiau domėtis, pradėti gyvendinti savo įmonėje ir kas jums galiausiai padės galbūt ir pritraukti žalią ar tvarų finansavimą. Tai ačiū Jums labai, ačiū diskusijos dalyviams ir geros likusios dienos.